Ukrainos įvykiai labai išryškino šiaip, kas yra kas Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, apskritai. Mes turėjom progą įsitikinti, kiek pas ką yra žmogiškumo. Kai dega gyvi žmonės, pas kaip ką yra tiek nedaug žmogiškumo, kad aišku, išryškėjo kiekvieno protiniai sugebėjimas susigaudyti, sugebėjimas vertinti įvykius, sugebėjimas išeiti iš to savo vertinimo pasaulio per jausmus, per tą wishful thinking, per fragmentinį mąstymą, nesugebėjimas išprūstvati iš šitų savo ydų. Konfliktas yra smegenyse, išankstinis, nuolatinis priešiškumas ir neapykanta. Daugybė žmonių smegenys perkeistos, jų smegenys plaunamos jau dešimtmečiais. Pasidavimas, sakai, tai masinė tokia manipuliacija. Viskas mes taip, visą tai matosi, bet prasidėjo skilimas šeimose. Oi, sakau, aš jau kalbėjau, kokie įdomus. Tiesiog romanus galima rašyti. Romanus, kai tėvai išsižada vaikų, brolis brolio. Nes vyksta, mano akimis žiūrint, vyksta kažkoks giluminis virsmas. Apskritai, jau net su Ukraina. Ukraina tik paspartina tą procesą. Kai matom, ką daro Ukrainoje ir prieš Ukrainą, mūsų nusiteikimai, nusistatymai, nesinori kalbėti kritiškai apie savo tautą ir apie savo šalį. Lietuva tokia ir keista šalis. Čia tiek daug nusiskundimų, kaip blogai gyventi. Noro nematyti tikrovės, to yra. Ir dar kas nors pakursto tą, dar kas nors galbūt ir dirba agentūrinį darbą, palaikyti tokias antikarinės, antimilitaristinės nuotaikas. O noras turėti savo valiutą. Lietuvišką ar ne? Būti šeimininku savo valstybėje. Noras būti šeimininku savo valstybėje. Tai lietuviška ar ne? Noras išlaikyti tą santykį 80-20. Tai čia yra lietuvių naudai ar ne? Noras turėti savo įstatymų viršenybę, o ne kažkieno kito. Tai čia lietuviška ar ne? Noras, kad mūsų kalba būtų dominuojanti, kad nebūtų tų visų peipos ir panašių dalykų. Jeigu jūsų manimu tai yra nelietuviška, nežinau, norėčiau su jumis susitikti, kad jūs man paaiškintumėt, kas tada yra lietuviška. Nes aš tada nesuprantu, kas yra lietuviška. Visada galima paklausti. Kam čia tie pinigai? Kas čia mus puls? Arba kitas. Jeigu mus puls, tai vis tiek mes neapsiginsim. Tai kam tos pinigus? Rusai puola ar nepuola? Nu taip, kam atrodo. O mūsų dar nepuola. Tai reiškia nepuola? Jeigu jūs manot, kad lietuviškai yra šiandieną šaukti rusai puola, o tas, kas nešaukia rusai puola, tai jau nelietuviškai veikia. Aš jums atsakysiu taip. Jeigu jau rusai puls, jeigu jau taip susiklostys ir nebe mūsų pastangų, kad tie rusai puls, tai nelabai jau ką be padarysi. Ir nemanykit, kad jie puls automatais ir 100 siūlymis, kaip kažkada Antram pasauliniam kare čia atėjo į Lietuvą. Jie šiandieną gali tą Lietuvą užpulti, paspaudę porą mygtukų kompiuterį. Ir iš mūsų lyg šlapia vieta. Ir be jokio skirtumo, ar bus čia bazės NATO ir raketos, ar nebus tų bazių. Tai yra apsupama šalis prieš raketinėmis sistemomis, tada yra jie kalama visko, kas turima, ir jeigu dar kas nors ten liko ir skrenda atgal į tą šalį, kuri tas raketas paleidžia, va ta priešlėktuvinė sistema aplink tą šalį turi numušti tas
skrendančias į tą šalį. Ir štai tam yra reikalingos tos sistemos čia. Ir jų pristatyta pakankamai. Pakankamai pristatyta. Taigi štai, jeigu jau taip atsitiks, kad rusam reikės pulti, nu tai tiesiog, jeigu čia tų bazių nebus, nu tai irgi mes neką te padarysim. Tiesiog bus mažiau aukų. Jeigu tos bazės bus, nu, tai bus daugiau aukų, daugiau sugriovimų. Tai negriaukit tos nepriklausomos Lietuvos, dirbam kartu. Ar mes darom, ką nors, ar mes mąstom, ar mes ieškom sprendimų. Lietuvai, mažai valstybei, su mažais pajėgumais, su neturėjimu resursų apskritai, turėti tokią ginkluotę, su kuria būtų galima priešintis taip pačiai Rusijai. Išeitis yra tik viena, kartuoju. Mano manimu, reikia taip elgtis, taip vest politiką, kad nebūtų to užpuolimo. Kad jo nebūtų, kad nebūtų poreikio užpulti. Reikia šiek tiek, kad čia judėtų, o šitoje vietoje kas nors. Reikia ko? Reikia mūsų susiklausimo čia viduj. Reikia gudrumo ir išminties. Deja, kol kas nei vienu iš tų trijų dėmenų per daug Lietuvoje nėra.